Stop juosta. Maršrutas numeris 39. Biržai. Iš to meto spaudos. Anksti vedęs ir anksti kėlęs nesigailėsi. Dėl pirmojo atsitikimo galima ir pasiginčyti, o dėl antrojo gryna tiesa. Ypač jei atsiranda prietelius, kuris tave ištraukia iš lovos ir pasiūlo pasivažinėti provincijon. Jei dar sekmadienis ir graži diena. Zenks arba zenkelė saka. Aukštis labai patogus. Ir įspūdingiausia yra kampinė pastato struktūra. Tai buvo brangiausia gimnazija Lietuvoje. O, koks susidėvėjęs. Ir sako, o tai kas toks Jurgis Kutra, mano lietuvių kalbos mokytojas? Yra dvi birutės, viena gulinti, kita stovinti. Na, žinau, kad niekada nesakys biržiesis pakiošt, o sakys pakišt. Šio maršruto veikėjai paminklosaugininkas Dalius Mikelionis, Vytauto didžiojo universiteto architektūros istorikė Viltė Migonytė Petrulienė, Biržų muziejaus siela darbuotoja Snieguolė Kubiliūtė ir Biržų Saulės gimnazijos folkloristai. Lietuvos nepriklausomybės 10-metis, pats paminklų statybos bumas. Vieni pasistato Žemaitį, kiti Vytautą, o Biržai Birutę. Yra dvi birutės, viena gulinti, kita stovinti. Tarpukarinės Birutės autorius skulptorius kaunietis Robertas Antinis. Skulptūros kopijos Antinio sūnus Robertas Antinis. Birutė motina Vytauto. Ir bendrinis pavadinimas. Kažkaip labai pompastiškai liūdinti Lietuva, kažkaip tai biržiečiai švelniai praminė Birutė ir dabar jos kitaip ir nevadina. Stovinti Birutė ar gulinti Birutė. Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvą okupavus sovietams paminklas buvo susprogdintas ir užkastas ir 40 metų praleido po žeme. 1937 buvo sukurtas mūrinės Lietuvos planas modernios valstybės ženklas. Biržai tampa apskrities centru, turtingų centru, atsirado pinigų statyboms. Biržų miestas iš medinio virsta mūriniu. Landsbergis Žemkalnis pastato gimnaziją, projektuoja, irgi buvo konkursas, tik iš 4 karto jo projektas laimėjo, buvo pasirinkimas. Mykolas Songaila, vienas iš garsiausių architektų, Žemės ūkio banką pastato. Keliaukime bankų link. Pakeliui Širvėnos ežeras, seniausias Lietuvoje tvenkinys. Gynybiniais sumetimais užtvenkus Agluonos ir Apaščios upes. Ši vieta tarpukariu buvo populiariausia žiemą, kai tvenkinį užklodavo ledas. Netoliese miesto čiuožyklos buvo pradėti statyti Lietuvos banko rūmai. Architektas Mykolas Songaila, Peterburgo dailės akademijos absolventas. Vienas iš tokių gražiausių ir subtiliausių pastato elementų tai yra metalinė autentiškai išlikusi tvorelė, kuri iš tiesų atkartoja tokį tautinį ornamentą, tautinį raštą. Su architektūros istorikė Viltė Migonytė Petrulienė užeikime į pastato vidų. Aha. Čia matome lygiai taip pat tęsinį to paties rašto, tos pačios tvorelės, taip pat irgi autentišką, matom ir puikiai išlikusias autentiškas ąžuolinės tarpukarinės duris. Tarpukario spaudoje buvo rašyta, kad panaudojo projektuodami šitą pastatą rausvą dirbtinį marmurą, kuris iš tiesų atrodo labai autentiškai. Matome ir kitų tarpukario autentiškų detalių, kaip sakysim šį stalelį, ko iš tiesų pasigendu ir tikriausiai galbūt yra išlikę, tačiau čia nėra, tai tarpukarinių baldų, kurie buvo specialiai užsakyti, jie buvo ąžuoliniai, labai prabangus. Galim pamėginti įeiti į vidų, pro taip pat autentiškas išlikusios duris, dvi vėrės, kurios kaip puikiai išsilaikiusios. Čia yra turbūt banko administracijos patalpos. Tai, ką aš matau, tai taip pat yra, išlikusios tik tai durys. Anksčiau, šių patalpų grindys buvo išklotos parketų, natūralių ąžuolinių parketų, bet jau, kaip matot, nieko nėra išlikę. Banko rūmai buvo pastatyti per 7 mėnesius. Statybose dirbo 100 žmonių. Vadovavo apskrities inžinierius Povilas Viliūnas. Manoma, jog tai gražiausias Biržų statinys, kurio sąmata 280 000 litų. Čia yra, sakysim, banko operacijų salės, staliukas.
Aukštis labai patogus. Ir dabar labai smagu, kad išliko visi šitie elementai, nes pastatas dabar nėra naudojamas pagal pirminę paskirtį. Dabar pastate šeimininkauja kariškiai, įsikūrė šaulių būrys. Aha, čia yra seifo durys, iš tiesų, mano supratimu, tai yra vienas iš tokių slapčiausių ir tokių įdomiausių, sakysim, detalių šiame pastate ir jos yra absoliučiai puikiai išlikusios. Rankenėlė, kuria buvo atveriamas seifas ir laiptinė. Aha, čia jau galima pamatyti ir išlikusius autentiškus langus, tai yra rėmai mediniai, matom autentišką suskaidimą, tai žinoma, greičiausiai rankenėlė buvo keista, čia turbūt nebetidarysimės jų. Čia dar galima matyti autentišką špižinio radiatorių. Aš nesu tikra, tiesą pasakius, dėl to kaminėlio, ar jis tai yra tikrai, tai nedrįsčiau nieko sakyti, bet tas mažas kaminėlis dešinėje, tai taip pat yra tarpukarinis. Banko rūmų stogas dengtas čerpėmis, gamintomis kraštų plytinėje, kuri plytomis ir čerpėmis aprūpindavo Biržų ir Pasvalio statybas. Galim pamėginti pasižvalgyti iš kitos pusės. Pats žibinto karkasas, jis yra taip pat tarpukarinis, dekoruotas, kas beje rodo, kad tai vis tik tai buvo banko pastatas, reprezentacinis pastatas, netgi tie patys tarsi iš to paties rašto elementai atkartoti, ar ne? Čia taip pat galima matyti netgi ir, sakysim, šoninį fasadą, labai reprezentatyvų ir su vaizdu beje ir į kitą banko pastatą, Žemės ūkio smulkaus kredito banko pastatas. Iš vieno banko keliaukime į kitą. Čia Žemės ūkio smulkaus kredito bankas, architektas Karolis Reisonas, 1935. Pastatas kampinis, pasak specialistų, mažam miestui nebūdingas, bet jo atsiradimas byloja apie Biržų miestietišką charakterį. Įsimintiniausia turbūt kampinė pastato struktūra, kuri tarsi formuoja kvartalą. Čia matom kampinį tokį įsiterpusį rizalitą. Ir kas iš tiesų labai yra įdomu, kad jis formuoja tokį miestietišką reprezentatyvų charakterį. Tokiuose miesteliuose, kaip, sakysim, Biržai, nebuvo poreikio tiesiog taupyti žemę ir formuoti kampinius tokius objektus. Biržai tarpukariu savo modernumu tampa panašus į kitus Europos didmiesčius, su savo odeonu, kino teatrais, dailės draugija Mūza ar traukiniais. Iš Brukų su žydukų ir gimnazistų vakarais išeinančia, kaip ten kompanija, margaujam, sakydavo, kad išpaciruoja po miestus. Jau toks įgauna jau normalaus miestelio įvaizdį. Biržiečiai visada mokėjo skaičiuoti pinigus. Kai 17 amžiaus 3-ame dešimtmetyje švedai sudegino Biržus, susirinkęs miesto magistratas svarstė, nuo ko pradėti statybas. 625 metai, ką atstatyti visų pirma? Ar rotušė, kuri miesto simbolis savivaldos, valdom, mokesčius leidžiam viską, ar bravarą alaus. Ir nusprendžia statyti bravarą. Atrodo, hihihaha, bet paskui pradedi jau gilintis giliau, alus labai svarbus, nes samdiniam atlyginimus moka alum, kad nereikėtų pinigų duoti. Ta pati prekyba su Ryga apsimoka jau alus. Jų ekonominė nauda, bet atrodo juokingai. Biržai evangelikų reformatų kraštas, matytai lėmė biržietišką charakterį, kritikuoti valdančiosius. O ir pagarbą šiame krašte reikia nusipelnyti. Pasadino 28 metais, man atrodo, švenčia 10-metį, meras iškilmingai Biržų pasadino medelius kažkur tai prie Birutės, prie nepriklausomybės paminklo. Ir gal po kokio mėnesio jau laikraštį žinutė yra kažkas, tai jeigu pasodino, tai tegul ir karvės gana, nes čia centre ganėsi kažkas ir tos mero visus tos medelius nugraužė, roškos ar karvės ir vėl tai bent pasirūpink, kad miesto centre gyvulių neganytų. Keliaukime prie Biržų gimnazijos. 1931. Architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Tai viena prabangiausių to laikotarpio mokyklų, kainavusių 100 000 litų. Joje veikia ir pusiau automatinis telefonas, ir žodžiu, buvo kanalizacija, buvo karštas vanduo. 2-3 kartus per metus gimnazija organizuodavo tokius viešus vakarus, nes akivaizdu, kad pastatas buvo iš tiesų labai brangus ir traukiantis atvykti visus ne tik besimokančius.
Gimnaziją įkūrė Saulės draugija. Minint prezidento Antano Smetonos 60-metį, mokyklai buvo suteiktas prezidento vardas ir valstybinės gimnazijos statusas. Prie mūsų jungiasi muziejininkė Biržietė Snieguolė Kubiliūtė. Aš ne Biržietė, aš iš Biržų apskrities, aš Pasvalietė. Gyvenau Pasvalio rajone pas babą per vasaras, tai ten mano širdis ir Joniškėlis, ten, kur bažnyčion vesdavo babą. 1923-aisiais Biržų gimnazija išleido pirmąją abiturientų kartą – 8 vaikinus ir 4 merginas. Kai septintokai išlydėdavo aštuntokus ruoštis egzaminams, tai jie rengdavo šlipsių šventę arba šlipsininkų. Ir panelės pasipuošdavo skrybėlėm, visokiais apdarais skolindavosi iš mamų, tetų, vyrai irgi pasipuošdavo lazdelėmis, skrybėlėmis ir šlipsėmis ir švęsdavo. Būdavo tie vadinamieji robaksai, vakarėliai. Jie čia siausdavo ir linksmindavosi, nepaisydami jokių taisyklių, kokių čia buvo apstu. Įdomu, kad vaikinai ir merginos į gimnaziją patekdavo pro atskirus įėjimus. Čia galima matyti, tokius kapitelius, barokinius, ar ne, Jonieninio orderio. Ir tai buvo iš tiesų tokio, ir tautinio stiliaus viena iš apraiškų. Pasitinka tik įėjus į pastatą, plačios durys, žinoma vitrina virš jų. Ir grindys taip pat, Tas iš tiesų labai įdomu. Čia, ką galima matyti, labai mažos žemos durys. Tokios, ar ne, palyginus su tuo, kokią vis tik tai tarpukariniai pastatai atveria erdvę viršuje, kokios yra aukštos lubos ir paprastai tose reprezentaciniuose pastatuose, kaip sakysim, banke, ar ne, mes matėm tokias aukštas duris ir, ta proporcija šiek tiek išsilygina, o čia proporcija yra keistoka vaikam. Susidėvėjęs raktas, bet jis autentiškas. Ir tai buvo brangiausia gimnazija Lietuvoje. Ar žinot, kad turit labai brangų pastatą? Apskritai galima kalbėti ne tiek mokyklose, kiek modernizmo buvo kaip ir pati idėja, kad tai yra šviesa, lengvumas, stiklas ir medžiagos, kurios buvo tam pritaikytos, kad skleistų tą šviesą ir kiek įmanoma jos daugiau patektų į vidų. Dar kelios gimnazijos įdomybės. 1924-aisiais čia švietė elektros lemputės, o ne žibalinės lempos. 1927-aisiais pedagogų taryba uždraudė moksleiviams šokti naujus šokius, taip pat ir šiberį arba fokstrotą. Negalima buvo filmo žiūrėti, tai jie visieną sugebėdavo ten, jos kino savininkas įsileisdavo į galiorką ir parūkyti ten suspėdavo ir dažnai pasislėpdavo nuo mokytojų, nors kai kada juos ir užtikdavo, žinoma, bausdavo, net būdavo ir pašalinimų iš gimnazijos. Biržų mokyklą baigė visas būrys žymių Lietuvos veikėjų. Teisininkas diplomatas kalbėjęs 7 kalbomis Antanas Trimakas, būsimasis monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Grafikas Petras Rauduvė, Antanas Kučas, skulptorius Konstantinas Bogdanas, architektas Vytautas Brėdikis, poetai Eugenijus Matuzevičius, Bernardas Brazdžionis, Leonardas Žitkevičius. Ir visi jie yra auklėtiniai vicedirektoriaus, čia Biržų gimnazijaus, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Jurgio Kutros. Jie versdavo kūrinius į pasaulio klasikų kūrinius į lietuvių kalbą ir netgi leisdavo leidinėlius, spaustuvėj Biržų spausdintus ir šapirografuotus laikraštėlius visokiausius, kur piešdavo ir mokytojų karikatūras. Vienas iš žymiausių mokyklos veikėjų lietuvių kalbos mokytojos ir direktoriaus pavaduotojas Jurgis Kutra. Su jo anūke, žurnaliste bei rašytoja Dalia Kutraitė susitinkame Kaune, jos mokykloje. Dabar čia Gedimino sporto ir sveikatingumo gimnazija. Čia buvo didelis gražus biustas ir visada prie jo rinkdavomės, nes tai buvo Salomėjos Nėries vidurinė mokykla. Laiptai tie patys, ne kartą nugriūta, bet matot, kaip gerai padaryta. Mes galėdavom puikiai jais šliaužoti. O dabar štai, tai mokyklos istorijos kampelė. Čia reikėtų uždegti šviesą. Tai tas minėtas. Čia kas yra visa skulptūra, čia jau net ne biustas, portretas, kuris buvo visur. Ir aš matau tokią vieną stebuklinę knygą, kad nesugadinčiau. Ir čia mano
visi literatūriniai užmojai prasidėjo, nes mes rinkom įvairią medžiagą apie rašytojus ir ją dėjom į tokią knygą ir iš tikrųjų visi tie literatūriniai nukrypimai prasidėjo čia. Pažintis su seneliu prasidėjo nuvykus į Kaliforniją. Dalia Kutraitė užsuko pas poetą Bernardą Brazdžionį, kurio lietuvių kalbos mokytojas buvo biržietis Jurgis Kutra. Kutraitė? O tai klausykit, iš kur kilus, kaip kas? Ir jisai man atvertė ten Čikagoje leistą enciklopediją ir sako, o tai kas toks Jurgis Kutra, mano lietuvių kalbos mokytojas? Jurgis Kutra visuomenininkas, mokytojas vertėjas, kartu su kalbininku Juozu Balčikoniu rinko tautosaką, buvo Lietuvių tautosakos archyvo narys, be to vadovavo Biržų mokyklos statyboms. O 22 metais draugė su režisierium Dauguviečiu įsteigė Dailės draugiją Mūza. Dailės draugija Mūza rūpinosi vaidyba, spektakliais, pats Jurgis Kutra vaidino, režisuodavo, rūpinosi taisyklinga aktorių kalba. Tai ne kas kitas, bet senelis man paliko. Ir tuos literatūrinius gebėjimus. Ir aš irgi lygiai taip pat norėjau stoti ir į aktorinį bandžiau kažkada, man visada buvo įdomu ir vaidinti, ir rašyti, ir kalbėti. Kita vertus, dabar, kai jau tiek metų praėjo, aš labai stebiuosi, kad aš atradau savyje ir tokią pedagoginę gyslelę. Jurgis Kutra buvo ištremtas ir mirė Taišeto lageryje 1943-aisiais. Vėliau Sibire gimė jo anūkė Dalia Kutraitė. Kartais aš mėgstu užsimaukšlinti tokias keistas kepurėlės, skrybelėlės. Jos tokios keistos, juokingos, bet man kažkodėl patinka. Ir kai nuvažiavau į Biržus ir nuėjau į Biržų muziejų ir ten radau tokį kampelį su to laiko damom, aš radau savo močiutę. Ir aišku, kad jinai buvo su skrybelė. Aleksandra Mačiukaitė Kutrienė. Kokia buvo graži vaikystė. Tėvas Vitas Kutra, jo brolis Ernas ir sesuo Dalia. Jų namuose kvepėjo bandelėm ir tai buvo, visai pasiturinti žmonės, inteligentai. O paskui gyvenimas buvo toks baisus. Tai yra tėvelių vestuvės ir Dalytės krikštynos, kai grįžome iš Sibiro į Kauną. Čia yra mano močiutė Aleksandra su mažu tėveliu Vitu. Čia yra Dalia Kutraitė, kurios aš niekad nemačiau. Man atrodo, kad tikras kaunietis turi turėti tokią nuotrauką. Čia yra laivas, kuriuo mes išplaukėme iš savo Badaibinskį rajoną. Vaikystėje Dalia žinojo, kas tai yra obuoliai, net buvo jų ragavusi, bet išgirdo, kad kažkur toli Lietuvoje jie auga ant medžių. Nepatikėjo. Ateini ir nusiskini, nesąmonė kažkokia. Tai tik tokiu tikslu aš ir važiavau iš to Sibiro į Lietuvą patikrinti. Bet atvažiavom pavasarį, tų obuolių nebuvo, kaip aš ir sakiau, buvau apgauta. Grįžkime į Biržus ir keliaukime 10 km į vakarus. Čia buvęs Likėnų dvaras, kuriame tekėjo druskingi smardonės šaltiniai, skleidžiantys sieros kvapą. Čia dar XIX amžiuje buvo įrengtos gydyklos, kurios sudegė. Pasak architektūros istorikės Viltės Migonytės, tarpukariu Likėnai klestėjo. Gydykloms buvo išleista 120 000 litų, juose buvo įrengta 14 vonių kambarių ir apie 40 gyvenamųjų kambarių, tai vienviečiai, dviviečiai ir triviečiai kambariai. Tarpukariu Likėnai buvo lyginami su Birštonu, su kurortais Latvijoje ar Prancūzijoje. Likėnai garsėjo ne tik šaltiniai su siera, bet ir gydomojų purvu, kuris tiko reumatizmui, podagrai ir kitoms odos ligoms gydyti. 1939-aisiais Likėnuose veikė 2 gydyklų pastatai. Čia yra pirmasis korpusas, kuris buvo pastatytas 1938 metais. Pasak to meto spaudos, vasarvietėje nuo sezono pradžios ligi Liepos mėnesio pabaigos išduota 5000 vonių, daugiausia dumblo. Antrojo aukšto balkonų turėklai, kurie yra labai tokie tipiški, lenktų kampu.
Čia irgi galima įeiti. Kaip matom, špižinis radiatorius. Tai yra tarpukarinis. Koks elegantiškas šriftas gydytojo. Likėnus lankė daugiau šiaurės rytų Lietuvos gyventojai. Miestelis vadintas aukštos gydomosios reikšmės vasarviete. Labai nemažai spaudoj žinučių ir archyviniuose šaltiniuose, kad čia vykdavo gydytis ir ilsėtis ūkininkai. Tai iš esmės tai labai daug ką sako apie, apie tą pakitusią visuomenės gyvenseną ir apie tai, kad poilsis, sveikatinimas jis tampa prieinamas paprastam žmogui. Kurorto klausimus tvarkė Vidaus reikalų ministerija, nes pasak to meto spaudos daug ligonių važiuoja užsienin ir bereikalingai išveža valiutą. Susisiekimas su Likėnų dvaru yra gana patogus. Grįžkime į Biržus. Saulės gimnazijos moksleivių folkloro grupė Saulala ir vadovė Nijolė Kaulinienė. Čia mano močiutė Danutė. Čia mano prosenelė, Ona, čia mano mama, čia taip pat mano mama prie prosenelės namų, tai o čia esu aš, čia man 1 diena gal. Močiutė Emilija, tėvelio mama. Čia yra mano mamytė, Teklė, ir aš esu, ir mano brolis Dvinys. Čia yra mano tėtis, Alfonsas. O čia mano Ugnytės nuotrauka, mano dukrytė. Čia yra mano prosenelė Joana, Bulviakasis. Čia prosenelis Petras. Nežinau tiksliai, ką jie čia daro, kažkur važiuoja. Negalėčiau pasakyti, kad aš biržietis, nes aš esu iš kaimo, Skrebiškio. Jis yra Biržų 24 km kažkur. Biržai yra mano sostinė, o Skrebiškiai mano gimtinė. Pabaigoje apie Antaną Smetoną. Prezidentas Biržuose lankėsi ne kartą. Ir reformatų prie bažnyčios stovėjo ir kunigas Povilas Jakubėnas net asmeninį palaiminimą jam suteikė. Ir biržiečiai tiesa dovaną įteikė pagalvėlę su raktais. Biržiečių dovana šiandien saugoma Kaune, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje. Kitas top juostos maršrutas – Mažeikiai. Mažeikiškiai, o čia kiškiai mažiai. Latvis apsižvalgo, sako, koks. Žemaitis sako, bet koks medis, kaip yra medis, koks. Mažeikiškiams tas projektas labai nepatiko. Bet šiaip iš tikrųjų yra draugiški, darbštus. Ir čia nereali akustika, žinok. Ramadom kvogelio kanu, žolimo, atakondišio. Laida kuriama bendradarbiaujant Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondui, patronuojant UNESCO. Mes visi kažkokiam stiklainyje paslėpėm tą rytą savo svajones ir norus. Aš žinokit, norėjau rengti literatūrinės laidas, kalbinti žmonės ir keliauti po pasaulį. Tai atrodė labai tolima neįgyvendinama svajonė. Bet šiaip turiu pasidžiaugti ar išsigąst, kad aš tą svajonę jau įgyvendinau. Ką daryti žmogui, kai jau įgyvendini svajones? Naujo stiklainio ieškoti. Naujo stiklainio ieškoti, teisingai. Laidos naujienas sekite Stop juostą ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.